Sveiki Vilniaus metro skaityti lankytojai. Šiemet mes darome pirmąjį video įrašą iš Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryžos, kur mes gavome iš mūsų lankytojų prašymą padaryti reportažą ir pažiūrėti, ar nebūtų įmanoma šioje sankryžoje padaryti štai iš Kareivių gatvės, važiuojant į Žirmūnų gatvę, papildomą žalios rodyklės sekciją sukus į Žirmūnų gatvę, nes kaip matome, štai ir automobiliai ir sunkvežimiai nori sukus į dešinę, tačiau jiem nėra suteikta teisė sukus į dešinę, nes rodyklės nėra, o raudonai šviečiant raudonai šviesai automobiliai iš Kareivių gatvės, iš Žirmūnų gatvės nelabai važiuoja arba jie pravažiuoja greičiau ir lėtai, tai nesudarytų didelio kamščio. Galime pabandyti pasifilmuoti iš arčiau ir pažiūrėti, kaip iš tiesų šie automobiliai juda šią gatvę. Raudona šviesa šviesofore, tačiau automobiliai negali sukusti visi keturi automobiliai, kurie stovi šioje sankryžoje, nori sukus į Žirmūnų gatvę. Tačiau šviesoforas mums to neleidžia ir štai galime pažiūrėti, kiek automobilių važiuoja Žirmūnų gatve dabar ir kas galėtų jiem neleisti sukus. Prasčiausiai, štai matome, dega raudona šviesa, automobiliai negali sukus į dešinę, nors jiem yra visiškai laisvas kelias tai daryti. Taigi, vėl dega Žirmūnų gatvės sankryžoje ir Kareivių raudona šviesa, tačiau automobiliai negali važiuoti. Štai joks sudaro koks mašinų kamštis, kurie norėtų sukas į Žirmūnų gatvę, tačiau to negali padaryti. Be to, kai jiem užsidega žalias šviesoforo spalva, jie privalo tuo pačiu praleisti ir pėsčiuosius, taip dar labiau sudarant kamštį, nes automobiliai turi sulėtinti savo greitį ir praleisti juos. O dabar galėtų važiuoti ir niekam netrukdytų. Taip, dabar galėtų jie važiuoti ir niekam nesutrukdytų, nes automobiliai tikrai išsitenka į šias dvi juostas skiriamas važiuoti Žirmūnų gatve į dešinę pusę. O šičia, kaip matome, turėtų būti dvi eismo juostas, bet puikiai moka lietuviai padaryti tris. Turbūt todėl, kad negaištų, nes kadangi yra papildoma sekcija į dešinę, tai tiem žmonėm, kurie stovi eilėje, nereikėtų laukti. Taigi visose šios sankryžos vietose yra papildomas rodyklėlės sukus į dešinę, taip pat ir atvažiuojant nuo Žirmūnų gatvės ir nuo kitos pusės, kas labai keista, Kareivių gatvių sankryžoje yra papildoma rodyklė į dešinę, tačiau šioje sankryžoje ją galbūt pamiršo uždėti, tačiau jos nėra ir tai sudaro tikrai išskirtinį trūkumą šioj sankryžoje, nes visi keliai turi išskyrus šį. Taigi, koks būtų mūsų pasiūlymas, kaip išspręsti šią problemą? Taigi, kaip visą laiką pasiūlytume pridėti žaliąją rodyklėlę šioje sankryžoje. Taigi nekainuoja ta rodyklė labai daug pinigų ją įrengti ir čia prikabinti, o tai sukeltų tik tais pasitenkinimo vairuotojams, kad jie gali laisvai naudotis visais keliais ir jiem yra palengvintas susisiekimas visame mieste ir kaip jie gali vairuoti ir negaišdami savo be to brangaus laiko.